91 sausio 13 man buvo tik suėję 7 metai, aš buvau pirmokė ir išvakarėse su tėvais ir muziejininkais iš Rumšiškių, tokiu senu kledančiu autobusu Kubanė atvažiavom į Vilnių, kaip atsimenu, pasistatėme Žvėryne, kaip dabar suprantu, ir atsimenu, kaip einam visi kartu link parlamento, link Seimo rūmų. Ir iš Žvėryno pusės per tą tiltą, tas tiltas truputėlį tokia nuokalnė leidžiasi ir nuo viršaus matosi jūra žmonių. Ir man kaip vaikui, nežinau, nepamirštamas įspūdis. Žinau, kad tėtis davė palaikyti trispalvę, tą didžiąją, jau taip įsitvėrus į trispalvę skotą. Žinau, kad einu ir toks jausmas pakilumo, kad aš galiu būti irgi viso šito dalis. Tai įspūdis buvo toksai stiprus, kad vakare grįžus namo pasidariau tokį plakatėlį. Noriu laisvos Lietuvos, o jūs okupantai su savo tankais važiuokit namo. Toks jisai liko neišbaigtas, nes kitą dieną mes turėjom važiuoti vėlek į Vilnių iš Rumšiškių, bet jau mama nusprendė, kad su mažu vaiku liks namuose. Tuo tarpu tėtis su sesėm vyresnėm, kurios buvo 12 ir 11 ir su pusseserėm, su 1000 žmonių irgi buvo prie televizijos bokšto. Tai man tie prisiminimai labai artimi ir turbūt kas labiausiai įspūdį darė, kad visi tie žmonės, nors ir nepažįstami, visi tie 1000, staiga jie tapo artimi. Ir man šita diena yra esmių esmė. Turbūt tai, kas yra man svarbu, kokia aš esu, už ką yra mano šeima, už ką yra tie 1000 žmonių, kurie staiga tapo labai artimi ir už tai, už ką mes šiandieną stovime ir vardan savęs, vardan Ukrainos. Tai yra daugiau negu, nežinau, racionaliai paaiškinami dalykai ir aš manau, kad kiekvienas, kuris prisimena tą datą, ar buvo vaikas, ar vyresnis, ar iš pasakojimų, turbūt negali sutilpti į žodžius, nes labai daug kas lieka širdį. Tiesiog. Ir tai apibrėžia, kas mes tokie esam. Kitas toksai niuansas buvo, kad jau iš pasakojimų, kaip sesės mano atsimena, kaip televizijos bokštą užėmė, žmonės plūdo čia link parlamento ir tėtis mano pasakė nuo pusėj upės seserims, kad jūs neikit, aš tai einu prie parlamento, o jūs neikit, nes turės būti liudininkų ir jūs turėsite papasakoti savo vaikams. Tai galvojant apie tos žmonės, kurie gynė tada valstybę, laisvę, mane turbūt labai jaudina, kad didelė dalis tų